Triumph Tiger GT Pro 1200, kokiu čia metų tiksliai nepasakysiu, kažkas gal apie 23, nu iš naujesnių. Aerosliponas, katalizatorius, viskas vietoj, niekas nemodifikuota, išmetimas, nu žodžiu visiškas originalas, tai reikalas yra pagerinti charakteristikas. Turi šiokių tokių niuansėlių šitie motociklai, nesenai vieną dariau, bet gal ne pro modelis, nu bet irgi, ta prasme, tas pats variklis, viskas. Galbūt ten šiaip komplektacijai kažkas skiriasi, taip žiūrim. Ne, čia važiuoklė irgi liktai elektrinė. Jo. Nežinau, ko jie skiriasi, iš tikro ten tų GT Pro, ten ne Pro, Explorer ar kažkokie yra, ten jie matyt gal aksesuarais kažkokiais ar dar kažko skiriasi. Tai va, tikslas jo irgi, kaip ir aną, sureguliuoti ir taip toliau. Tai iš savininko gavau atsiliepimą, kad jam darbas patiko, kaip jisai važiuoja po to. Čia gal, šiek tiek kitokie prioritetai pas šitą savininką, bet manau viskas gausis irgi čia gerai. Tai va, daugiau kaip ir nelabai yra ką pasako, čia viską čia jau žinot, galite tą video pasižiūrėti, bus labiau suprantama. Tai DB killerių nėra, ne, DB killerių nieko nėra, viskas išimta. Toks priekis įdomus pas juos. Viskas pasirašinėsim, matuosim. Žiūrėsim, ką turi, bus galima su Ono palyginti, kuris čia daugiau, aišku, pas Aną buvo padanga, šita padanga yra dėkingesnė ir geresnė ir matavimam ir skaičiam galutiniam, bet ten buvo modifikuotas airboxas. Airboxas, sakau, duoninė tas, kad skylė ten būtų tiesi, garsas didesnis, čia niekas nemodifikuota. Tai vat, kol kas tiek žinių, darbas rytoj, pradėsim. Trumpas komentaras. Norit pajaust kaifą važiuodami, pirkit Triumphą. Все, tigriukas baigtas, viskas sklandžiai, ne viskas tiksliau. Buvo biški, užsibrikinės, biški buvo užsigandęs, bet viskas ok dabar. Tai turbūt iš karto netempiam gumos, einam prie skaičių, daug ką apie jį pasakot, kaip ir nėra ką. Kūras sureguliuotas, visi ribotuvai, top speed limiteris, diesel cutas įjungtas. Lambda zondą pašytą tiek tenka palikti, kadangi savo ten eiga technikinės nori ir visa kita, kad praeitų, tuo labiau katalizatorius yra. Tai einam prie skaičių. Tai va, skaičiukai. Stokė buvo 140, dabar yra 154. Sakyčiau, neblogai. Čia šitam diapazone tokių persipinimų biškiai yra. Kai kur daugiau, kai kur mažiau. Tai pakeitus parametrus kartais ta kreivė jinai čiut kinta, bet čia tokie skirtumai realiai nelabai juntami po vieną arklio galę. Paklaida galimai. Tai va, finalinis skaičius, sakyčiau, labai neblogas ir tas mocas matosi nori dar trauk, bet paliksim viską konservatyviai. Tai va, viskas nusikėlinėsiu, padarysiu test drive ir galima bus atiduoti.